Pažiūrėk, matai tą svarbi varba. Bet kaip jis neištirpsta, aš nesuprantu to visai. Nu, tiesiog labai gražu. Daug rankytės savo. Va tik tai, va tiek. Į priekį, atgal, į priekį. Ir dešinę rankytę paliaukšt, kairę rankytę liaukšt, susikabinam rankomis ir einam ratelį. Sulaukiam visų. Kad čia pamatyti, kur aš dariau aivą. Kas ten? Kur? Aš tada čia darysiu. Nemaniau, kad šitą darbą kada nors turėsiu. Čia jūsų klasės draugai yra mažieji skulptoriai ir dailininkai, kurie turėjo galimybę prisiliesti prie to ledo, iš kurio buvo daromos šitos ledinės skulptūros. Ir jie jums pasakys, ką jie čia nupiešė, ką jūs čia nupiešėt. 3 kryžių kalnas. Čia yra 3 kryžių kalnas. Oho. Pajusti, ką jautė skulptoriai darydavo iš tos skulptūros, tai yra šalta. Čia yra labai gražu. Tik vienas dalykas labai blogas, kad negalima paliesti skulptūrų. Jo, aš norėčiau ją paliesti. O visai dar būtų geriau, aš norėčiau užlipti ant pačios viršūnės. Bet žinau, kad net nulūžta. Žinau, bet man čia yra gražu ir čia yra daug svajonių su jomis. Jo, Čia yra nepaprastas menas. o čia labai daug darbo yra įdėta iš tų skulptūros visos. Ir jas darė tikrai, nežinau, kiek žmonių, bet darė tikrai su meile. Tą pačią dieną. Объясняй, что это? Arba aplinkoti nugarą. Aš irgi galvojau, kad aplinkoti visai gerai. Ledinė bažnyčia. Bet čia parašyta. Bažnyčia menas. Bažnyčios menas. Aha. Čia yra Labai gražu. Dabar aš suprantu, kas čia. Taigi bažnyčios menas.